Visam žaimti mikrofonai ir ateiti. Čempionatas susitinka Pakruojo Kruoja, Šiaulių Šiauliai. Iš maždaug kokių 11 metrų, gal arčiau šiek tiek. Ir štai tokia raudona kortelė dabar tam pačiam 18 numeriu, tai 100 atrodo, ne? Ir rodoma raudona kortelė už tai, kad atrodo... Kortelė jam šalinamas iš aikštės iškart po įvarčio.
20 numerio, aikštėje Šteinas, 9 Šteinas ir 65 minutė. Varžybos nebuvo lengvos, kaip ir tikėjomės, kaip sakomas derbis, tai visą laiką būna su dvigubom emocijom, su kovom ir nežinau, net visi nori kuo geriau pasirodyti, mušti įvartį ir laimėti, tai kaip ir praeitą kartą mums iššūkiai pasisekė pelnyti iš tikrųjų, įmušom ir laimėjom. Pastaruosius metus tau labai sekdavosi rungtyniauti prieš Vilniaus Žalgirio komandą, dabar atrodo turi kitą komandą, prieš kurią sekasi, tai Pakruoja. Praeitose rungtynėse čia irgi pelnei įvartį, ar tau lengviau, ar tiesiog taip sekasi prieš Pakruoja klubą žaisti? Ne, nepasakyčiau, kad tiesiog čia sekasi prieš Pakruoja klubą. Manau, kad į tokias situacijas galbūt iškilusias, kurios tinkamų momentų atsiradimas tinkamoje vietoje, kojos pastatymas arba tinkamai atsidengimas ir paprasčiausiai galbūt pasiseka kai kuriuose momentuose. Kitose varžybose atrodo turi daug momentų, bet neišnaudoji ir neįmuši. Kitą kartą užtenka vienos progos ir įmuši. Tai nepasakyčiau, kad kažkokia taip patinka ta komanda, tiesiog taip išeina. Na ką, džiugu, kad iškovojom pergalę. Nepasakysiu, kad labai lengvai, šiek tiek privertė komandą mane pasinervuoti, bet sakyčiau, kad pelnyti iškovojom, buvom greitesni, mobilesni, turėjom dar nemažai progų pelnyti, aišku, jų žaidėjų išvarimas irgi padarė mums šiokią tokią paslaugą, bet aišku, pirmas kėlinys šiek tiek galbūt nuvylė, kad ir daug techninio broko buvo, daug ir įmušį įvartį atsipalaidavom, praleidom po to įvartį, taip kad šiandien galbūt daugiau džiaugiamės 3 taškais, bet kitą kartą galbūt geriau 3 taškus iškovoti, negu geriau žaisti ir nieko neiškovoti. Kaip rungtynės nevykusios, biškį žaidimo eigą pakoregavo teisėjų sprendimai, bet aišku, visų pirma norėčiau pasveikinti Šiaulių komandą su pergalė, pelnyta, bet netenkina teisėjų darbas šios rungtynės, nes pirmam kėliny išvarė mūsų vieną žmogų, tai buvo kaip ir rungtynių, sakykime, eiga praktiškai ir nuspręsta, nes 10 mes jau, sakykime, 11 prieš 11 jau yra ką žaisti, o čia dar reikia 10, ne tą komandą, kad atsilošinėti. Ir paprasčiausiai neatsilaikėm, aišku, fiziškai.